kai išleidau kaip sakoma, į rinką postą apie nedamylėtas žmogus, pradėjau gauti tokį atgalinį ryšį, užklausas būtent iš mamų, kad aš tikrai nedaviau savo vaikui to, ko jam reikėjo, vat būtent iš to posto, iš to video, ką buvo pasakyta. Ir tos mamos rašo su tokiu sielvartavimu, su tokiu vidiniu skausmu, kad jos nedavė to, ko kiekvienas nori, jos pradėjo prisiminti, kad jos ir pačios nebuvo gavusios tokį dalyką. Ir čia bus kaip tęsinys to būtent video. Tai pirmas dalykas, tai tas video nėra kaltinimas tėvam, ypač mamom, kad jos to nepadarė. Tai čia yra tiesiog faktas, statistika, faktas, moksliniai tyrimai, ne? Kaip jums priimtiniau tą suvokti. Ir nereikia savęs kaltinti, nes ką aš galiu pasakyti, kad kiekviena mama, kokia jinai bebūtų, jinai duoda vaikui tą, ką gali pati duoti ir ką moka duoti ir kokios yra galimybės, pavyzdžiui, duoti. Tai kaip pavyzdžiui, prieš kokių 30 metų tai buvo, kad tikrai, net ir nereikia prieš 30 metų, net ir šiais laikais. Pavyzdžiui, kad yra kreditai, abudu tėvai turi dirbti, tai tam, kad kreditą išmokėt, kad kažką dar ir nupirkti, ir išmaitinti visus, nes yra ekonomika, kur ne visiems sekasi gerai uždirbti. Ir tikrai ne kiekviena mama gali su vaiku išbūti ilgai. Daug kas vaiką atiduoda į darželį metų, kažkas jau nuo gimimo auklėm atiduoda tos vaikus. Ir automatiškai vaikas negauna, taip, bet mama, kodėl jinai atiduoda į darželį? Tam, kad vaikas nebūtų vienas, kad jisai būtų prižiūrėtas, kad jisai būtų laiku pamaitintas, kad jam vystyklai būtų pakeisti, kad jisai negulėtų ten visas šlapės. Ir tai yra meilė. Tai yra meilė ta, kurią būtent mama gali duoti tam vaikui. Ir irgi tai pirmas dalykas, tai mamos neturi savęs kaltinti, kad jos to nepadarė. O antras dalykas, vaikai neturi kaltinti tėvų, kad jie to kažko nedavė, arba nedadavė, arba kažko nepadarė, arba kažką padarė, tokio kaip atidavė mane į darželį, arba ten, dar kažkokie tokie dalykai. Negali kaltinti, nes pirmas dalykas, tai jūs tada nekaltinkit, o pašnekėkit su tėvais, kodėl, bet taip atvirai, iš širdies, kad kodėl jūs taip padarėt, kodėl mane išleidot į darželį ten pusę metų ar metų. Ir jie pasakys savo tą faktą, kodėl taip padarė. Nes, pavyzdžiui, anksčiau nebuvo interneto, nebuvo tiek tų knygų. Tėvai net negalėjo gauti informacijos, ko būtent reikėjo vaikui. Tai net ir šiais laikais tikrai ne kiekviena mama ieško arba žiūri tos informacijos, ko reikia vaikui. Ne kiekviena mama, net ieškodama informacijos ir gaudama informacijos, duoda vaikui būtent tą fizinį šiltą kontaktą, emocinį kontaktą. Ne kiekviena, nes dažnai, pavyzdžiui, jeigu pati mama nėra gavusi tos šilumos iš savo tėvų, tai jinai ir neturi to savyje, jinai negali duoti to, ko neturi. Tai du tokie dalykai, kad mamos nekaltinkit save ir vaikai nekaltinkit savo tėvų. Ir dabar abiem tiem punktam, abiem ir vaikam, ir tėvam pasakysiu, nekaltinkit, o ieškokit sprendimo būdų, ieškokit pagalbos. Tikrai galima, kaip pirmam variante, kad tėvai, kurie nedadavė, yra technikos, kur tu gali vizualiai užpildyti, nes mes esam, dar kartą pakartosiu, psichologija yra mokslas apie sielą. Tai jeigu kiekvienas turi savyje sielą, siela yra nematoma, siela yra Dievo kūrinys. Dievas yra visagalis. Siela tai yra net dalelė Dievo. Jeigu Dievas yra visagalis, reiškia
kiekvienam iš mūsų yra ta dalelė visagališkumo ir yra technikos, kur mamos vizualiai mintim grįžta į, pavyzdžiui, savo vaikų tą vaikystę ir jos vizualiai, vat mintim duoda to, ko nedadavė. Tai čia pirma tokia technika, tikrai galit kreiptis, nes pačiam kartais sunku, kartais nesuvoki, kaip tą padaryti, kartais nežinai, ką pasakyti, tai kartu tiesiog tą padarysim. Antras dalykas, pavyzdžiui, tėvai, sakau dažniausiai mamos, nes 80% būtent mamos daugiausia ieško to ir vis tiek mamos yra kitokios, jos turi pačios išnešiojo, pagimdė, tai jos kitokį jausmą turi ir ryšį su vaikais. Tai dėl to sakau būtent mamos, bet čia reiškia tėvai, ir mama, ir tėtis. Tai pirmas dalykas, kad galima tikrai grįžti ir būtent iš sielos užpildyti tą spragą. Antras dalykas, jūs galit, nesvarbu, kiek jums metų, ar jums 70 metų, jūsų vaikams ten 50-40 metų, ar jums dabar tik 30 metų ir jūsų vaikų 5 metai arba 10 metų ir jūs irgi turėjot tą nedamylėtą savo vaiką. Tai jūs, kaip tėvai, kaip mamos, galit pašnekėti su savo vaikais. Bet pašnekėkit, taip žinot, ne iš galvos, o būtent išjauskit iš širdies ir pasakykit atvirai, ką jūs jaučiat ir kaip jūs jaučiatės, kad mano brangus sūnus, mano brangi dukra, aš dabar supratau, bežiūrint ten kažką, gaunant informaciją, kad aš to nepadariau, kad aš nesuteikiau tau tos, žinot, tokios meilės, šilumos ir apsaugos oazės, kad aš to nedaviau ir man tikrai nereikia teisintis, o tiesiog man tikrai gaila ir aš tik dabar suvokiau, kad tai nebuvo gerai. Atsiprašau ir aš nežinau, ar galiu atitaisyti tą, bet aš tave myliu, aš visada mylėjau, net ir tada aš tikrai tave mylėjau, tik nemokėjau duoti to, ko tikrai reikėjo tau. Ir neįsivaizduojat, būtent tokie nuoširdūs žodžiai meilės, apgailestavimo, tiesiog atsiprašymo, ant kiek sušildo suaugusio, net suaugusio vaiko širdį. Tikrai tai yra tiesiog stebuklas, būtent bendravimas, atviras bendravimas iš širdies. Tada vaikas taip, jeigu jūs tai pradėsit sakyti, jisai gali pradėti klausti, kodėl taip tu padarai, o tai, dar kažką. O gali būti, kad tiesiog neklauso, apkabins ar pasakys, mama, pagaliau aš gavau to meilės iš tavęs dėmesio ir pripažinimo. Nes nesvarbu vaikoj, ar 10 metų, ar 50 metų, ar 80 metų, kiekvienas žmogus nori tos motiniškos, tėviškos meilės ir šilumos. Tikrai kiekvienas. Peržengti per savo išdidumą ir bendrauti būtent taip šiltai iš širdies. Tada antras dalykas, tie vaikai, kurie buvo nedamylėti, jie irgi gali damylėti patys save. Pas kai kurios jau, pavyzdžiui, tėvų nėra, jie jau mirė, tai negali, net pašnekėti kažką. Arba, pavyzdžiui, net jau tokie vaikai, arba net suaugę vaikai, jie negali atvirai su tėvais pašnekėti, nes tėvai nesupras. Arba aš bešnekant pradedu kaltinti, arba aš bešnekant ir tėvai tada jaučia kalties jausmą. Ir man tada aš nenoriu sukelti to kalties jausmo. Tai nereikia bėgti, šnekėti, kaltinti, ten atvirai šnekėti. Tiesiog yra irgi technikos, yra darbas su savim, kur jūs užpildot save, būtent tą meilę savo, to, ko jums nedavė tėvas. Nes jūs jau dabar esat suaugę ir jūs pats savo galit ir turit būti to rūpestingu tėvu. Tai tikrai įmanoma ir būtina dirbti, nes kol jūs esat tuščias viduj, tokia, žinot, kaip duobė kokia, kaip
skylė, nes tai yra tuštuma, tos meilės trūkumas tai yra vidinė tuštuma. Gali ir suaugęs, ir kaip tėvas, ir kaip vaikas gali užpildyti ir, žinot, kaip aš sakau, sužydėti viduj. Ir dalintis tada jau, kai jūs turėsite tą pilnatvę vidinę, tą šilumą, meilę savo, jūs tada galite laisvai dalintis su kitais. Tai būtina tą daryti, nes aš ir iš savo pavyzdžio galiu pasakyti. Taip, mūsų mama kaip ir irgi nedamylėjo, manęs nedamylėjo, bet ilgai gyvenau, turbūt 30 metų, aš kaltinau tėvus, kaltinau mamą, bet kai aš pradėjau dirbti su savim, tai tikrai truko ne pusę metų, ne metai, čia yra toks ilgalaikis darbas ir aš užpildžiau. Aš tikrai dabar matau, kad aš esu pilna, aš esu mylinti save ir aš galiu dalintis ne iš trūkumo, ne iš tos tuštumos, nes kai mes dalinamės iš tuštumos, tai mes tada reikalaujam tos atgalinės meilės atseit, o nesidalinam. O kai aš esu iš vidaus pilna, tai aš galiu dalintis. Ir tikrai su visais, net ne tik su artimais, o su net mažiau artimais, arba net tiesiog su kolegom, tiesiog su kokia nors galbūt net moterim arba vyru sutiktų, nežinau, parduotuviai arba kokioj stotelį. Tikrai galima ir būtina. Ir tiesiog jūs tada visai kitaip gyvensit. Tai nebijokit, kreipkitės ir dirbkit. Viską įmanoma padaryti, tik norėkit būtent tos šilumos, meilės gauti ir duoti.